Nuo 2006 iki 2011 metų gaminti Audi A6 Allroad 4 tai automobiliai tinkantis visiems gyvenimo atvejams. Šie automobiliai turi galingus variklius, erdvų saloną bei pakankamai talpią bagažinę. Taip pat Audi A6 turi stiprią išliekamąją vertę. Būtent dėl tokių priežasčių dažnas Audi markės gerbėjas su malonumu persėstų į Audi A6 arba A6 Allroad. Audi yra būtent tas gamintojas, kuris puikiai supranta, kokia turi būti vidaus ergonomika. Tai visi mygtukai spaudžiasi labai maloniai. Automobilio salone yra raudonos spalvos apšvietimas, kuris naktį nevargina akių. Ir taip pat viduje panaudotos kokybiškos liesti malonios medžiagos. Reikia nepamiršti, kad Audi A6 modeliuose yra labai gera garso izoliacija. Tai važiuojant net didesniu greičiu nesigirdi nei padangų, nei variklio, nei vėjo keliamo triukšmo. Kai kuriems vairuotojams mieste Audi A6 gali būti per didelis automobilis. Tačiau pagal geriausiai Lietuvoje parduodamus naudotus automobilius būtent A6 yra antroje vietoje po Volkswagen Passat. Allroad versijas atpažinti yra labai nesunku. Tai yra iš esmės paprastas Audi A6 su kai kuriais visureigiams būdingais bruožais. Tai skiriasi priekinis ir galinis bamperiai, arkos yra šiek tiek didesnės ir vėlgi jos atrodo truputį kitaip. Skiriasi durų apačios, kaip matote, jos atsidaro kartu su durimis. Slenksčiai taip pat yra šiuo atveju juodi, kaip ir arkos ir buferiai. Audi A6 Allroad 4 turi pneumatinę pakabą, kuri vieno mygtuko paspaudimu gali pakilti net 6 cm. Maksimali šio automobilio prošvaisa arba atstumas nuo dugno iki žemės siekia iki 18,5 cm. Jeigu paprasti Audi A6 iš esmės yra greitkelių automobiliai, tai A6 Allroad 4 yra puikiai subalansuoti ne tik greitkeliams, bet ir mažesniems užmiesčio keliams bei lengvai bekeliai. Tačiau vairuotojai, kurie žino, kad į bekelę tikrai nevažiuos, tai gali drąsiai rinktis paprastus Audi A6 ir tikrai neprašaus pro šalį. Automobilis praktiškai tas pats Audi A6, skirtumas tik tas, kad jisai turi orinę pakabą. Na, visa kita realiai yra tas pats. Na, kalbant jeigu apie variklį, dažniausiai pasitaikančios bėdos būna purkštukų tarpinės. Va čia matosi rasoja, galima pasižiūrėti tiek vienoje, tiek kitoje pusėje. Turbinos oro paėmimų vamzdis rasoja. Remontui nepatogu, aišku, nes vietos mažoka matosi iš karto prieimai nepatogus. Toliau reiškiasi, kas dažnai pasitaiko įsirbimo sklendžių gedimai. Daugiau nuvažiavus būna grandinių barškesiai pas jas, barška grandinės. Nu, nebūtinai reiškia, kad reikia iš karto keisti, bet barškesys nuo kokių 300 000 jau jisai išryškėja. Korozija per sujungimus. Toliau reiškiasi atsiradus kažkur tai padavimo oro sistemoje oro, praleidžia orą, pastoviai dirba kompresorius, kompresorius kaip taisyklė pastoviai dirba, sugenda. Tai vat kompresoriaus gedimai, pačių pagalvių praleidimas, iš pakabos, kadangi va čia jinai daugiasvirtė, reiškiasi, dažnai tie šarnyrai pradeda klibėti, tie salimblokai įsidėvi, tiek priekinis, galinis, tie šarnyrai irgi išsidėvi. Nu, pasitapalavimai šitam automobiliui irgi neišimtis. Nu, iš galinės pakabos, galiniai pakabai dažniausiai kas yra problema, tai būtent elektriniai stabdžių suportai. Dažnai pasitaiko, reiškiasi, per patį čia sujungimo, vat matot, čia jau yra surišta, jau čia problema yra. Tas kabelis būna kažkur tai užlūkšta, užsilanksto. Tai tų suportų elektriniai, čia rankinis stabdis, jisai dažniausiai neveikia daug. Apatinių šakių salimblokai, tarkim, va čia va irgi, čia išsidėvi šitos vietos.